Labas vakaras. Naujieji metai nepabaigė buvusių karų ir neįsprendė buvusių problemų. Daugiau ramybės neatsirado. Vokietijos ir Prancūzijos užsienio reikalų ministrai buvo nuvykę į Siriją. Ilonas Maskas išvadino Vokietijos prezidentą tironu ir parėmė ultradešiniuosius. Lietuvoje nuo metų pradžios įsigaliojo draudimas valstybės institucijoms naudoti kinišką įrangą, tačiau benereikšmingiausia žinia - Rusijos dujų tiekimas į Europą tranzitu per Ukrainą nutrūko naujų metų sausio 1 rytą. Taigi savaitė rodys. Ukraina neatnaujino dujų tranzito susitarimo su Rusija nuo 2025-ųjų. Nesuteiksime jiems galimybės užsidirbti papildomų milijardų mūsų krauju. Lietuvoje nuo sausio 1 valstybinėms bei kitoms strateginės svarbos įstaigoms uždrausta naudoti kinišką įrangą. Per ją būtų galim tekinama informacija slapta. Ilonui Maskui Amerikos negana. Savo paramą jis pradėjo reikšti kraštutiniams dešiniesiems Europoje. Maskas stiprina tuos, kurie silpnina Europą. Lenkija savo pirmininkavimą ES tarybai pradėjo akibrokštų Vengrijai. Ministras Sikorskis Vengrijos ambasadai nusiuntė notą, kad ambasadorius nepageidaujamas. Naujosius metus Europa pasitiko be rusiškų dujų atkeliaujančių vamzdynais. Eros pabaigą paskelbė Ukraina, neatnaujinusi dujų tranzitą numatančio susitarimo. Kai Vladimiras Putinas prieš 25 metus stojo prie Rusijos vairo, tranzitas siekė 130 milijardų kubinių metrų, o dabar liko 0. Rusijai įkando Ukrainos prezidentas. Bet Ukrainai įkasti bando prorusiškas Slovakijos premjeras, tuščiai gąsdinantis Europą, neva be rusiškų dujų lauks drastiškos pasekmės. Tokias jaučia Europos kaimynystė. Rusija be dujų paliko Moldovos Uždniestrę, keldama ne tik energetinę, bet ir saugumo krizę. Tęsdama tą patį dujų žaidimą, kurį žaidžia dešimtmečius. Patikima dujų tiekėja, save vadinanti Rusija, vamzdynų čiaupus į Europą užsuko ne kartą, kad ir 2000.